Šiųmečio poezijos festivalio laureatas Eugenijus Ališanka įvertinimo sulaukė už eilėraščių knygą Jeigu. Naujose eilėse sugulė poeto asmeninės patirtys, vaikystės prisiminimai, autentiškų įspūdžių akimirkos. Eugenijus Ališanka yra vienas daugiausiai užsienio kalbas verčiamų Lietuvos poetų. Jo eilėraščių išversta net į 20 kalbų. Poezija tampa vis sudėtingesnė kažkuria prasme. Aš sąmoningai nesistengiu jos apsunkinti. Mano tikslas yra parašyti tai, kas man rūpi. O kaip skaityti, galėčiau pasiūlyti nebent vieną receptą, kuris yra mano galiojantis ir mano rašymui. Tai aš rašau tyloje, užsidaręs. Manau, kad skaityti irgi galima ir galbūt netgi reikėtų būtent taip. Tyloje, užsidarius savo kambaryje ar savo celėje. O jeigu yra, galima būtų iššifruoti tą jeigu, iš tiesų tą atsakymą pasiūlo jau pirmas eilėraštis ir ten kaip tik yra paskutinės eilutės, jeigu būsiu, pasiims. Ir kalbu apie bobūnę, man labai artimą žmogų, močiutę, kuri mane augino. Ir čia toks yra savotiškas žaidimas, bet kartu tai yra ir idėja, kad jeigu aš būsiu geras, mane pasiims. Ir čia yra ir sakykime, etinis momentas, ir kartu toks egzistencinis, ar aš galėsiu būti su man artimais žmonėmis, ar aš sugebėsiu su jais būti, ir aš turiu stengtis tai padaryti.